draugas buvo užsukęs Tomas, padėjo beveik visus makaronus paruošti. Jie kol kas prisukti tik vienu varžtu yra, perkalsiu aš vinim, bet kad darbas greičiau vyktų, tai jisai darė tik šitą procedūrą. Matavo, pjovė ir suko. Tai aš vis dar negaliu atsidžiaugti, kokio lygumo gavosi. Man pirmą kartą darant, kol Tomas ruošė makaronus ir suko, aš apžaidinėjau gegnės. Darbas, labai daug laiko suvalgantis iš tikrųjų. Sandarino. Aukščiau jau iš palėpės pasieksiu, kai jungsiu sienos plevelę su perdanginė plevelė. Aš jas turėsiu sukliuoti, darysiu tokį, sakykim, termosiuką pavadinkim. Ir čia kraštai turės apsižaisti. Aš jau iš anksto žinojau, net nedaręs to darbo, nujaučiau, kad čia nebus toks jau paprastas darbelis. Tai aš ant kopėčių prastovėjau visą dieną ir dar net nepabaigiau. Tai lipsiu ir šiandieną dar porą gegnių apžaisti. Tas kurmis bandė namo užeiti. Ar tik ne jo ir buvo virtuvėje. Tenais kažkaip labai minkšta buvo, aš atsimenu, kai nukasinėjau, tai čia tokia mėgiama vieta buvo. Eisim, pažiūrėsim, kas viduj darosi. Kas viduj juodintas, niekas ten neturėtų darytis. Labai gaila tų paukštukų, nežinau, ar jie man... Jisai gyvas, bet jisai, aš nežinau, gal galva susitrenkė. Spėju, kad renkėsi langą. Reikia kažką tais daryti su tuo iš tikrųjų. Tikiuosi atsigaus mažylis. Eso, update'as. Taip, atidėjo, turėjo padaryti rugsėjo pradžioj, atidėjo mėnesį, tada dar mėnesį atidėjo, o dabar atidėjo pusiai metų. Tai ačiū, aišku. Pinigai sumokėti yra, o toks paprastas darbelis, skaitliuką nuleisti, net įvadinis kabelis paruoštas pasijungti ir pasimti jie tą skaitliuką iš vidaus ir aš jau nebenorėčiau iš tikrųjų galvoti apie juos. Ir tai už 2 kW 700 eurų, net nežinau už ką čionais. Tai tų vadinamų makaronų yra beveik 100 detalių. Tai ir paskaičiuokit, kiek laiko užtrunka jas paruošti. Kaip ir tikėtasi, tai pats matot, kiek čia tų detalių reikia išpjaustyti. Sunkiausia yra užklijuoti, tai va ten, kur reikia ranką užkišti. Bet aš žiūriu, kad aš iš palėpės ten nepasieksiu. Tai aš dar kartą apeisiu, dar po vieną detalę, va ten va giliai klijuosiu. Murlotas gausis pasislėpęs pas mus tada. Gyvenimo dulkių susikaupę yra, tai mikroplošto šluostį turiu rankoje. Nusivalau dulkės, tikrai geriau prikimba juosta, nors ir taip jinai gerai kimba, bet prie dulkių tai nelabai. Pagaliau pasibaigiau aš klijuoti tą žalią juostą, labai lipnę, tai jau kai matai kitą darbą laukiantį, su tokiu įrankiu, tai jau nekantrauju labai iš tikrųjų vieną etapą pabaigti ir eiti prie kito. Tai dabar eisiu ruošti lentas fasadui po truputėlį. Dar aišku yra darbų, reikia tinklo klausimą išsispręsti. Dar apsiklijuoti norėčiau pamatą perimetrų su ta žalia, dėl papildomo saugumo ir reikia hermetiškumo. Bet jau laukiu, jau va tuo eisiu. Aš čia buvau palikęs vinis ir jos pamačiau. Kai jie truputį ant lietaus pabuvo, tai jeigu jie rudis, bėgs rudis tada per fasadą. Tuščiom iš Vilniaus išvažiuoti nenorėjau. Nusipirkau vinių. Nusipirkau va tokių va. Jie yra cinkuoti, tai lenta jeigu yra 2,5, tai čia yra 50. Nežinau, gal ir užteks. Iš tikrųjų tai neužteko. Skupas moko dvigubai, tai teko nusipirkti 70 mm vinis. Tokia dėžė 5 kg 20 eurų kainavo. Turėtų taip jau nebėgti per juos. Rūdis per fasadą. Jeigu fasadas rudas, bet aš manau vis tiek rūdis matytųsi nuo vinių. Turininga diena. Pasidariau instaliaciją žievinimui ir impregnavimui. Nors ir naktį, nors kur jau 4 tamsų, nors pirštų į akį dur. Pasidariau tokius va trikojus, 2 su lempom. Tai kampuose pastatysiu, kai dirbsiu su kažkuria siena. Paskui pernešiu. Manau, labai puikiai tarnaus. Draugai paskolinę lempas, džiaugiuosi. Bet šito tai neblogai šviečia. Marčiau tavo lempą, tą klievau visų perimetrų. Dar juostą, kad vėjas nekilno, kuo mažiau išlystų iš po lentų fasadinių. Čia dar vis tiek turbūt armuosi su tinklu, tai gal ir nėra tiek svarbu, bet apėjau visą namą. Juostą 15 eurų, tai per pusę padalinau. Užteko man vieno rulono 25 metrų visam namui. Pradėjau matuoti lentas, kad suprasti, ko man trūksta šitam darbui. Kai visada mėgstu pradėti iš anksčiau, kad pradėčiau galvoti,
kaip išspręsti iškilusiamis bėdomis. Pradžiai prisisukau per visą ilgį tokią lentelę, kad jinai užduotų aukščio 5 cm, storio 2, man atrodo 2,5, panašiai kaip lenta. Tai gavau čia dovanų lentų. Tai labai gerai. Sausas, lengvai pjaunas iš ilginių pjūvių. Su gulšiuku ale tokį prisimečiau maždaug per visą ilgį. Dar ir tinklas lenksis. Bet pamatysim, kaip jis atrodo. Pradžią norėjau pirmą lentą pamėginti, pakabinti, pasižiūrėti, kaip gaunas, kaip atrodo. Kol kas tai man labai patinka. Su tinklu gavosi šitaip. Tie galiukai kažkur putlas įsmigo, kažkur tą juostą. Lengvai su ranka užsilenkia. Lenta uždengs, manyčiau. Pradėjau fasadą montuoti. Aha, tai lentos, kurias matote ant fasado. Ir šita va krūvelė nužievintos yra. Na, tik pradėjau žievinti, dar įrankius tik pasirinkinėjau. Tai kokias 2-3 valandas užtrukau. Tai čia ketvirtadalio net nėra visos medienos. Ir sumontavau, žiūriu pagal kiekį, gal panašiai aš ir eisiu. Tikrai neturėtų trukti, manau, nes nei langų aš išmečiau, dar užmečiau ir užleidimus užmečiau. Ir kai skaičiavau lentas, iš tikrųjų skaičiavau, kad bus 25 cm kažkur lentos ir 5 cm užleidimas. Aš tokį vidurkį priečiau, bet pas mane lentos yra ir gerokai platesnės ir užleidimai mažesni, kai kur gaunasi. Tai taupau aš kiekvienam žingsnėje ir tikiuosi užteks. Tai va. Pasirašiau šitai sienai kol kas, visos medienos iškart nesirašiau, nes ir atsibosta tą patį darbą daryti ir reikia kitas raumenų grupės įdarbinti, tai kažkiek nusižievinu. Ir pradėjau montuoti ir iš tikrųjų, kad sužinoti, ko man truks, nes važiuosiu greit į miestą. O, vėjas papūtė. Aš montuoju taip, prisisuku varžtus. Arba žemiausiose vietose iš toliau pasižiūriu pagal horizontą ir pagal langus. Ir pasidedu lentą ir pakilnoju vieną pusę arba kitą pusę. Žiūriu, kad tarpas neatsirastų. Ir iš tikrųjų minimaliai stengiuosi užleisti, kad medieną pataupyti ir tik dėl to. Tiesa, su apatinė juosta ilgiausia užtrukau, 3 kart perdarinėjau, bet dabar jau žinau, kaip daryti, tai daugiau nebekartosiu tų klaidų, tai dabar jau greičiau eisis. Iš tikrųjų, paėmus vieną lentą uždėjus, tai aš nežinau, kiek čia kvadratų užsidengia. 5 metrai lenta, gerai, imkim 25, tai pasidauginkit. Tai toks rezultatyvus darbas iš tikrųjų, su langų žymėjimu. Visai nesudėtingai, kai lenta guli, kadangi pats pieštukas yra tiesus, brūsai tiesus, tai ranka čia naistelpa už lentos. Padedu pieštuką, papaišau. Lygiai taip pat šonuose. Padedu pieštuką, papaišau. Ir kitoj pusėje. Analogiškai irgi, taip, iškišęs papaišau. Ir gaunu tokį papaišymą. Bandysiu pjauti, žiūrėsim, kaip gausis. Ir gavosi kažkaip taip. Čia lygiai subrūso. Čia lygiai subrūso. Ir dar čia mažu dar ventiliacijai kokį tarpelį suorganizuosim. Skardelė su nolydžiuku. Mano per akis bus. Labai romantiškas orelis užėjo. Faina. O taip sekasi. Čia kažkaip tais dailinsis, tai paskui ir galvosim. Dauginsim arba nupjausim, dabar kiekį darom. Fainai atrodo man. Iš tikrųjų, tai ko tikėjausi, tai ir yra. Dėl šitokių kampų aš visiškai nesiparinu. Būna lenta pažįsta ar kažkas, tai nuleidi, kad pridengti. Iš šitos va sienos, va šiukšlių yra tiek. Ir va šita lenta. Ir tai, jos dar pasinaudos. Tai dirbam praktiškai be šiukšlių. Šaunu. Snygis baisiai gražus užėjo. Iškart viskas pasidengia baltų tonų. Tai norėjau tai padaryti iki sniego ir baisių lietų, bet nespėjau. Tai dabar darau, kadangi va plėvelė čia baigėsi. Visą tai tirps. Čia iš tikrųjų viso to gyvenimo bėda frontono yra. Tai lyjo, sniego, krito. Ir kadangi čia lenta buvo, supuvo ta lenta ir bėgo viskas ant sienos. Rastinės. Ir tuštokite rastai šitose pusėse. Dar gyvi. Tai va, laikinas sprendimas. Plėvelė. Aš pakilsiu čia gal ryt, gal kitą savaitę su to fasadu į viršų, bet skardos jau mažu nespėsiu uždėti šiais metais. Tai va, kol kas plėvelę traukiu. Čia kitoj pusė užtraukta jau. Man dabar tai aktualu yra, nes vata čia yra už tos plėvelės ir jeigu ta vata pridrėks, tai jinai po to ilgai džius greičiausiai. Tai nenorėčiau aš to. Pasidžiaukite 3 minutėmis ramybės.
Vėliau papasakosiu apie lentų žievinimą. Wow, nuostabus vakaras. Sunku patikėti, kad vakar visi balti laukai buvo, pūga buvo vakar nereali, bet nuotaika buvo labai darbinga. Kai visada pas man kuo sąlygos sunkesnės, to man smagiau dirbasi. Tai pakėliau aš tą sieną iki viršaus. Paskutinę lentelę, tik kurią per pusę reikėjo išilginį pjūvį pasilikau pjauti. Jinai yra prikalta prie lentos, nėra prie brūso prikalta. Man tai labai patinka, kaip atrodo, aš tokio vaizdo ir tikėjausi, gal ne tokio gražaus. Iki langų eilės tai pasiekiau nuo žemės, paskui pasidariau pastolius, tokie mano pastoliai paprasti, ožį susikaliau iš šiukšlių. Šitą turėjau dovanų, tai labai patogus, nes parideni šonų paverti ir labai stabiliai stovi. Tai užduoda visai konstrukcijai stabilumą. Tokį susisukau trapą. Paėmiau vieną neobliuotą lentą 5 metrų ir brūsų prisukau 50 3 metrų ir 3 metrų. Ir jos tarpusavį dar susukau. Tai svarbu, man atrodo, yra dėl tvirtumo. Tai mane išlaiko su lenta atsistojus. Dar šituo kampu pasižiūrėkim. Visokių klausimų kyla eigoje, bet jie ir išsisprendžia labai greitai. Iš tikrųjų, smulkmenos, kurios kankina, aš ilgai apie jas negalvoju. Mano tikslas dabar yra kvadratus daryti, tai aš jas ir darau. Ir kažkokius tai mažus pripjovimus, iš tikrųjų, ką su kirvuku, obliuku ar su kaltu galima pakoreguoti, tai aš tų klausimų dabar nesprendžiu, nes laikas kaip ir
Mano priešas yra, reikia iki sniego. Nu kaip, vakar buvo sniegas. Tai šaunu, aš pradėjau su sniegu pirmu, tikiuosi pabaigsiu su rimtesniu sniegu. Šokam dabar į kitą sieną. Tai ruošiuosi pirmą juostą. Šitą aš kalu juostelę tam, kad jinai tinklą laikytų, prie jos prišaudau tinklą ir jinai užduoda pirmai lentai kryptį. Nu, nes čia yra panašaus storio kaip ir lenta tas pagalėlis mano. Žievinu su tokiu įrankiu. Mėginau ir su kitokiais, bet šitas man pasirodė pats universaliausias. Nereikia jų keisti. Svarbu iš tikrųjų gerai pasigaląsti. Na, ir traukiant. Ai būna pasirenki kryptį. Šiek tiek kampu, geriau būna. Kitų kampų dar kitaip. Aptvertus irgi savo pliusų turi, nu gal tada žemyn eina, va taip eina labiau gal aukštyn. Jeigu lengvai trauki, tai jisai lengvai traukiasi per tą žievę. Nuo savęs apverčiu šiek tiek, irgi gerai nupjauti, pavyzdžiui, jeigu per giliai nueina. Šiaip einasi tikrai lengvai ir greitai. Tai sienai aš grubiai, jeigu atmest visus patingėjimus ir pašnekėjimus, tai per porą valandų gal. Čia aš tik pradėjau, dabar dar greičiau man einasi. Sunkiau einasi tokios vietos, kur, kadangi dabar ne ranka pjauna, o didesnį kiekį, kad padaryti, tai pjauna mašina, na ir jinai su dantimis tokiais ant savo volų palieka tokius va įpjovimus. Gal matysis ant kitos, nu va, pavyzdžiui. Matot, toks mechaninis efektas. Tai pradžiui drožiau iki pat galo, stengiausi jų nepalikti. Na, bet kai tai padaryti, reikia, nežinau, didžiąją dalį lentos nuimti. Tai aš nusprendžiau nepersistengti iš tikrųjų. Ir ant kai kurių palikau. Taigi galiausiai yra irgi laikmečio atspindys. Kaip piramidę statė, kai va, kirviu tašė rastus. Tai va ir dabar jau pjauna mašinos. Gal ateityje kažkas jau lazeriu pjaus ar vėl rankom pjaus. Jau pažiūrėję šitą fasadą, sakys, va čia iš tų laikų, kur su mašina pjovė, tokia vat. Nu tai ir vėliau, palieku. Man vaizdo tikrai negadina, nes čia yra tik tai kraštas, o ne visa lenta. Lentom pagiros iš tikrųjų nu tiek lygios ir aš jom nešlifuoju, nieko nedarau. Aš manau, dažai jas labai puikiai gersis. Nuostabu iš tikrųjų, čia su juostiniu pjauta yra. Matosi neskubant, aštrus buvo greičiausiai. Tai tikrai dar kad noriu pasidžiaugti kokybę. Pasidariau tokį stalą. Iš 2 stalų. Vietoj radau. Iš šiukšlių, iš kelių varžtų, kad man būtų patogu dirbti. Iš tikrųjų, kaip matėt, vienas žmogus gali labai lengvai pasikilnoti. Vienas žmogus gali lengvai pasidėti, persiversti, padėti šoną, nutepti antiseptiku ir pasidėti čionais. Šitas sunkus, tai stovi gerai. Šitas visiškai skystas yra stalas. Tai aš įkaliau į žemę brūsus čia, kitoj pusėj ir prisukau. Nors tikrai patvirtėjo. Dar man patarė draugai prisisukti varžtų. Tai va, varžčiuko. Čia aš gal trumpokas, jisai gal per mažai, gal ilgesnė reikėtų, bet jisai kartais iš tikrųjų gelbėja. Kai aš traukiu iš tos pusės, va taip, tai man nori lenta visada čiuožti čia. Tai va kartais tas varžtas ir padeda. Tai aš po krūmai sudėsiu, bus kaip mulčas. Reikia iki sniego suspėti susitvarkyti. Impregnantas, nežinau, pigiausia depą paėmiau. Volelis kaip tyčia gavosi man beveik pagal lentos storį. Nu tai nutepu vieną kartą. Geriau nei nieko. Iš visų pusių stengiuosi nutepti ir kraštus. Tai ar reikia ar nereikia? Ką žinau. Čia gal labiau tikrųjų iki dažymo. Kad jos man džiūtų gerai. Neįsimestų koks parazitas per tą laiką. Padarysiu. Paskui ramiai nemiegosiu. Jeigu aš sugalvoju kažką, tai paskui kažkaip tais ir galvoju, kad tai ramybės nerandu. O dabar padarysiu ir bus ramu. Gal pavasarį dar kartelį nutepsiu, jau kai ant fasado bus. Pažiūrėsim, kaip atrodys lentos. Aš viliuosi. Nu gal jos labai gintarinės spalvos neįgaus. O gal mums patiks ta spalva. O gal mes tik impregnantų tepsim. Žiūrėsim, pagalvosim. Aišku, dažais vieną kartą nudažiai labai gerais ir pamiršai kokiam 10 metų turbūt.
Matysim kitais metais, dabar ir dažam pinigų leis nenori, bet manau sveika. Aš iš tikrųjų su tuo impregnantu grybą išvariau iš apatinio vieno rasto. Nu gal ne tik jisai, gal čia kombo buvo, nes buvo va čia palei tą sieną rastas. Kažkaip drėko jisai ir grybas baltas buvo ant jo, tai aš ten jį patepiau kelis kartus. Tiesa, ten dabar sausiau, ir dabar ateinu žiūriu, nėra to grybo. Nu tai džiugu. Work smart, nešioti nereiktų, prisivežėm ir bus stalas pjaustymui, nu aš taip manau. Tai šitas būdas labai pasiteisino, tai kad 15 kartų eiti nereikia. Ir tarnauja kaip stalas pjovimo. Dar ožį prisinešu, pasitraukiu lentą. Dar kas yra gerai neštis ne po vieną lentą, o daugiau turėti lentų dirbant prie sienos, tai gali pasirinkti. Būna kartais reikia siauresnės, kartais platesnės, daugiau galimybių iš tikrųjų kažkaip suvest gražiau arba išlyginti, jeigu nukreivoji. Tai super. Ir vėl džipukui didelis dėkui Petruškai, kad jisai gali atvežti, nes aš čia su priekiu varamų mašinytė kokia ar galūnų niekaip. Išrauščiau čia kiemą ir tik vargčiau, nes lyjo vakar visą dieną. O va, palėtintoje įsijungiau, niekur net neprarovė velienos. Vakar dienos darbelis. Va, pusę sienos. Per dieną galima padaryti su nužievinimu. Toks buvo vakar darbelis. Šiukšlių lieka va tiek. Čia nuo langų, o čia galai. Ir jie man dar susipjausto, kur reikia dar galiukų. Tai aš skaitau, kad aš dirbu iš viso be šiukšlių. Lentas prasišluoju, kad sumažinti ir puvinio galimybę, ir dirbant į akis mažiau byra, ir antiseptikų nusitepa geriau. O pabaigai paliksiu video be mano šnekėjimo, paklausykit, ką aš girdžiu visą dieną ir pažiūrėkite, kiek darbo reikia skirti vienai lentai.